Advokatas Duklandersas, prašau. Aš, kadangi jau trupučiuką išgirdau diskusijas, tai ką jūs mąstote ir tą darbas, ką mes iš tikrųjų turėjome ir ką svarstėme, tai trumpai pasakysiu, kokią mes turim šiandienį situaciją ir tokią, ką mes gavome. Mes iš tikrųjų gavome prašymą parengti savo nuomonę dėl pradžiai koncesijos sutarties nutraukimo. Tada mes iškėlėm klausimą jau patys, ar taip lengva ranka mes galim priminėti tokius sprendimus. Finale mes perėjom į koncesijos vykdymo klausimą. Čiagi administracija pateikė pakankamai įdomią problematiką, ypač atkreipiu dėmesį, tai bus narių į valstybės kontrolės gautą nuomonę dėl koncesijos sutarties šitos. Taip pat teko atkreipti dėmesį ir į savotišką teismų praktiką ir problematiką šio santykio. Atkreipiu dėmesį, kad tokią problemą mes turim jau ne pirmą kartą ir ne pirmoje savivaldybėje ir ne pirmoje įstaigoje. Tai šiame kontekste iš tikrųjų mes pakankamai operatyviai derinome su konkrečiai juristais, tai tikrai palaikėme ryšį. Dėl datų, tai greičiausiai aš nebesiriau kompiuterio, nepasižiūrėjau datomis, tai greičiausiai ten ir buvo, mes pateikėme tam tikrus darbinius tekstus, vėliau vyko lygiai grečiai pokalbiai tiek raštu, tiek mailų susirašinėjant, tiek ir žodžiu reguliuojantis. Mes pateikėm savo tam tikrą išankstinę nuomonę, preliminarią nuomonę, ją suformulavom išvadą, tiesiog žodžiu iš tikrųjų padidėjo dėl trečių punktų, tai yra dėl tarybinės grupės suformavimo, tam, kad suteikti šitam klausimui oficialią formą. Kokias mes turėtume, manau, išdavą šitoje vietoje. Pirmas, tai yra santykio problema. Ar šiuo atveju savivaldybės taryba veikia kaip viešosios teisės, sakykime, taip, subjektas, tai yra administracinis subjektas, ar kaip privatinių teisinių santykių subjektas. Tai yra teismingumo problema. Tai pagal ligšiol buvusią praktiką, labai įdomu, turim šviežią pavyzdį, kuris, manau, tiesiog šį smalsų modelį pakomentuosiu jį. Bet viena savivaldybės taryba viešųjų pirkimų tarnyba davė įpareigojimą atlikti tam tikrus veiksmus. Mes jį apskundėm Vilniaus apygardos administraciniam teismui ir gavom labai gražų atsakymą viešųjų pirkimų tarnybos pozicija ar išreikštas raštas, tai yra tik tais nuomonė nesukelinti teisinių padarinių. Na, dar negavom vato atsakymo, nors tai buvo įpareigojimas savivaldybei atlikti konkrečius veiksmus. Tai šioje vietoje, ir aš labai atsiprašau, neturiu pavardės žmogaus dėl būtent kooperavimas ir principo pažeidimo, jeigu savivaldybė neitų į derybas dėl esant sutarties sutrikimam, tai manau, kad būtų vienareikšmiškai Latas eilę kartų, Latas Lietuvos aukščiausias teismas yra pasisakęs, kad tai būtų civilinio kodekso kooperacijos principų pažeidimas, o kooperacijos principų pažeidusi šalis privalėtų prisimti visas teisinės pasekmes įvykusias dėl atitinkamos šio principo nesilaikymo. Kurgi yra dar viena gerbiami problema? Atkreipkite dėmesį į pačią koncesijos pirkimo dokumentus, atkreipkite dėmesį į pačią sutartį. Savoką, apie 12 hektarų. Gerbėmieji, perduotas žemės sklypo susiskaldęs dalimis yra 9 hektarai. Tai yra jau keičiasi tos netgi startinės sąvados, kas buvo koncesijos sutarties pradžioje. Įdėkim valstybės kontrolės išvadas, gaunam pakankamai įdomų paveiksliuką. Bet štai kur mes turim dar vieną problemą. Pasakyti, kad tai savaime sutartį daro negaliojančią, juo labiau, kad mes atkreipėm dėmesį, detaliojo plano organizatorius teisės buvo perleistos tam pačiam koncesijos laimėtojui. Vadinasi, jie patys tarsi ir turėjo prisimti atsakomybę dėl vienokios arba kitokios koncesijos sutarties formos. Ir būtent dėl jos vykdymo. Antra vertus, žemės sklypo hektarai, ko gero, nieko nereiškia. Aš taip šaržiškai galiu pakomentuoti, turbūt 50 hektarų kur nors Didžiasalio rajone Ignalinos vietoje bus komerciškai nei patrauklus, nei tiek įdomus, kaip kokie 10 arų Vilniaus miesto centre. Tai yra detaliojo planavimo sprendiniai. Koncesijos sutartyje ir sąlygose buvo aptartas pakankamai aiškus išplėstinis sąrašas, kasgi ten privalo būti padaryta. Nes yra konkretus objektai. Tačiau nesant detaliojo plano sprendinių dar nebuvo gerbėmiai nustatyta. Tai va, šioje vietoje ir kilo tokia problema. Iš tikrųjų, kokią savivaldybė poziciją užsimti, ar aklai pasakyti, mes jie tik vykdom ir taškas,
Jeigu jo labiau kitas subjektas, išreiškia valią sutartį nutraukti, tai žinoma, varu, kaip sakant, draugas nebūsi, tai buvo sutikti ir variantas, kad galbūt tai irgi turėtų šiokios tokios prasmės, tačiau čia iškyla kita problema. Kuomet mes kalbam savivaldybės taryboje, tai yra konkrečiai, aš dabar kalbu jums, jūs galbūt turite klausimų, minčių, pastebėjimų ir taip toliau, kurie iš esmės yra ir įprastiniai praktikoje taip egzistuoja. Na, tarybos posėdžiai yra vieši. Tai yra, sėdi galbūt ir gerbiami Irlandos atstovai, kiti žmonės, tuo tarpu savivaldybė privalo formuluoti savo poziciją kaip privatinę šalies poziciją. Tai dabar mes truputį pasistatome, patys, sakykim taip, save į gan keblią padėtį, kuomet mūsų bet kokie derybiniai procesai ir veiksmai gerbėmieji yra derinami viešai, kaip tuo tarpu mūsų oponentas, mes tikrai turėtume gerbti. Tačiau tai jau gali daryti pakankamai konfidencialiai ir pakankamai gražiai modeliuoti taktiką. Gerbėmieji, prašymuose ir tam tikrose pasiūlymuose yra eilė ir taktinių elementų. Na, kaip pavyzdys, aš taip vėlgi kalbu pavyzdžiais tam, kad vėliau mano kalbą nebūtų galima interpretuoti kaip savotiškai išankstinę nuomonę. Dabar paimu ir pasakau tokį, tarkim, veiksmą, mes turim sutartį, turim santykius, tai sakau, mes nutraukim tos santykius ir taip toliau ir viskas čia bus tvarkoj. Arba priešingai, vykdykim. O kaip toliau tai atsispindės bendram santykių formate? Kuomet mes ateiname į teismų procesus, aš praktiškai po jų mes niekada neduodam labai konkrečių atsakymų. Sprendimus rašom ne mes, rašom teismai. Teismai krūvą kartu keičia. Tai netgi pozicijos ir įrodymų raštų susidėliojimas eigoje turi nežmonišką didelę prasme, kokiegi bus rezultatai vėliau priimti. Tai išvadą mes ir davėme šiame būtent formate ir aš ko gero asmeniškai labiau būčiau bevelčiau linkęs pritarti antrajam variantui, kur yra numatyta galimybė suformuoti pakankamai uždarą derybinę poziciją. Labai apgailestauju, žinoma, dėl tam tikro bendrybių, tačiau aš jau gerbdamas, sakykim, taip klientą, negaliu visų taktinių manevrų, ką aš viduje galvoju, išsakyti viešai ir tai ištransliuoti viešą erdvę. Tokia atveju tai būtų ne pozicijos formulavimas savivaldybė užimant tam tikrą poziciją aplamai klausime, o, sakykime, savo nuomonių reklama, kuri ko gero būtų nežmoniškai negatyvi. Tai už tai mūsų buvo pasiūlymas įtraukti derybinę grupę, suformuoti, suteikti įgaliojimus, atlikti besąlygiškai visus veiksmus tiek sutarties tęsimo procese, nes Irlandos nuomonė galbūt ir bus vykdyti, galbūt jie bus koreguoti, šioje dalyje mes busim saistomi koncesijos sutartimi ir jos organizavimu, tačiau teismųgi praktikoje, dar atkreipiu dėmesį, mes turim galimybę pasinaudoti, jeigu ką, ir mediacijos įstatymu. Mediacijos įstatymas, šiuo atveju taikymo tarpininkavimo įstatymas, kuris leidžia taikiu būdu baigti ir atitinkamą santykį vėliau tvirtinti teisme. Tokiu atveju suteikti netgi ir teismo sprendimo formą, neįsivedant į tiesioginį civilinį procesą. Tai vat visą šitą arealą ginkluotės, tiek iš savivaldybės pusės, tiek ir, sakykime, pilnai atsidarkantys ausis ir išgirsti Irlandos poziciją ir norą, ir suformulavome. Tai aš asmeniškai bevelyčiau palaikyti antrąją poziciją, suformuluoti derybinę grupę, ko gero administracijos direktorius ar tai merų atitinkamai kompetentingą gali asmenį skirti pirmininku, suformuoti darbinę grupę ir vėliau, netgi nustatant ir galbūt leidžiant tam tikrą informaciją pripažinti konfidencialią, o vėliau, tarkim, atskiriem tarybos nariams pasirašius dėl konfidencialumo neišviešinimo, susipažinti su esama informacija, medžiaga ir taip toliau. Tam, kad iš tikrųjų mūsų pusės derybinė pozicija, leisti, bet nebūtų tokia labai jau vieša.